Inga ilgai mokėjo pradėti iš naujo. Keitė darbus, šalis, planus. Bet vieno dalyko taip lengvai nepakeisi – sveikatos, kai pradeda slysti iš rankų. Daug ganėtinai esu apkeliavus šalių – Azija, Indija, Amerikoje daug dirbusi. Ir po to kažkaip Covidas Amerikoje ir kadangi aš nenorėjau likti nelegaliai, turėjau draugą ir galvojau, negrįšiu į Lietuvą ir nuvažiavau į tą Islandiją, nuskridau ir man kažkaip labai ten patiko. Kol viskas gerai, sveikatą lengva atidėti. Bet kai mama susirgo vėžiu, Ingai tai tapo labai asmeniška. Savimi reikia rūpintis ne kada nors, o dabar. Galbūt gal tu ten ir sergi, nežinai, kadangi vėžio tas siaubas. Kai nesergi, nebaugina, bet manau, turigi galvoti, kad tai vis tiek, kiek žmonių Lietuvoje serga vėžiu ir yra išgydoma, bet yra ir neišgydomi. Bet tai vis tiek suserga, nes kadangi vis tiek savęs mes nemylim. Reikia nuo savęs, mes visą laiką pradedam, bėgam, ten reikia ten kažką turėti, kaip mes visi ten reikia namą pasistatyti, ne, tada kažką reikia vėl ir reikia tos vaikus į mokslus išleisti. Pats turi savim rūpintis, kaip bebūtų. Uždegimas ir oksidacinis stresas neskamba grėsmingai, bet jie gali tyliai veikti metus. Todėl sveikata nėra vienas sprendimas. Tai kasdieniai pasirinkimai, judėjimas, miegas, tyrimai ir maistas. Jeigu kalbėti aplamai apie priešuždegiminę mitybą, tai yra kas tiktų absoliučiai visiems žmonėms. Tai yra, sakyčiau, netgi prevenciška gali būti mityba arba žmonėm, kurie negaluoja turėdami kažkokius tai uždegimus. Kas yra pats uždegimas? Uždegimas tai yra natūrali organizmo reakcija į kažkokį sužeidimą, sakykime, ar ne, arba į kažkokias infekcijas. Uždegimas labai susijęs yra su daugelį lėtiniam ligomis. Tai yra artritas, tos pačios onkologinės ligos, širdies kraujagyslių ligos, diabetas. Vadinasi, mano mityba gali paskatinti uždegimą arba atvirkščiai jį slopinti. Jeigu kalbėti apie priešuždegiminę mitybą, tai be jokios abejonės aš tikrai norėčiau išskirti du pagrindinius dalykus. Tai yra poliferoliai, ar ne, ir antioksidantai. Labai geros apžvalgos rodančios, kad daržovių ir vaisių dietos praturtinimas daržovėmis ir vaisiais, kuriuose yra flavonoidų, polifenolių, tai yra tuo antioksidacinių medžiagų, iš tikrųjų mažina onkologinių ligų riziką, uždegiminių ligų riziką. Maisto papildai iš tikrųjų kai kurie yra įrodyta, kad gali sumažinti kai kurių ligų rizikas, tokių kaip širdies kraujagyslių ligų ar ten onkologinių ligų. Inga pradėjo kitaip žiūrėti į tai, ką vartoja. Jai buvo svarbu, kad sudėtis būtų aiški ir suprantama. Taip jos dėmesį patraukė pomidė, brokoliai, ciberžolė, granatai ir žalioji arbata viename derinyje. Viskas. Ir brokolis, čia ir ta ciberžolė, ir granatai, ir žalioji, manau, kad jinai, kadangi jinai stabdo vėžį, tai čia yra super. Yra tyrimais nustatyta, kad imuninę sistemą stiprina, būtent nustatyta mokslininko Kembridžo universiteto onkologijos klinikos, labai geri atsiliepimai, bet aš tai stengiuosi, kažkaip bandau, nesinori sisenti, sirgti. Šiandien papildų lentynos pilnos pažadų. Todėl Ingai buvo svarbu ne graži etiketė, o pagrindas. Pomidė sudėtis buvo vertinta klinikiniuose tyrimuose ir tai jos pasirinkimai suteikė daugiau pasitikėjimo. Na, tai labai rimti tyrimai, kurie rodo galimą klinikinį poveikį sveikatai. Ir labai svarbu yra naudoti papildus, tokius kaip Promite. Svarbu padidinti fitopreparatų suvartojimą, nes daugybė klinikinių tyrimų rodo, kad fitopreparatai labai svarbus, nes jie efektyviai sumažina vėžio progresavimo riziką. Labai svarbu mesti svorį, padidinti fizinį aktyvumą. Ingos pasirinkimą sustiprino ir draugo istorija. Islandijos šaltis stipriai paveikė jo odą. Kremai ne viską išsprendė. Inga pamatė, kartais reikia žiūrėti giliau į mitybą, medžiagas ir kasdienius įpročius. Mano Islandui draugui buvo, tai irgi ten ir su tais papildais, ir ta žalia arbata.
gydėmės ir buvo pas jį rankos tokios sutrukinėjusios, nes ten, kai gal nuo tų šalčių ir dirba šaltai lauke. Tai kažkaip išgydžiau šiam ir tas rankas ir gal trūko paprasčiausiai medžiagų, nes pradėjo ten įsikramtyti irgi tas salotas, tas irgi papildus, nes kažkaip tai labai gaila, nes iki kraujų net būdavo. Viskasgi iš vidaus, reikia viskas, ta prasme, ne čia išorė, tu ten gali keptis kremais brangiausiais, ten ką nori, bet kiek reikia. Per dieną daržovių suvalgyti 0,5 kilogramo daugiau netgi, o mes togi nesuvalgom. Pomitė nėra atsitiktinis augalų mišinys. Tai Jungtinės karalystės mokslininkų sukurtas polifenolių gausus derinys, kuriame svarbi ne tik sudėtis, bet ir ingredientų tarpusavio papildymas. Iš pradžių mokslininkas rinko kelis šimtus svarbiausių komponentų, paskiau pasirinko keturis pačius svarbiausius. Nes apie tuos 4 yra daugiausiai klinikinių tyrimų, kurie rodo jų poveikį. Kiekis vietos kapsulė yra labai ribotas ir mums reikia pasirinkti pačius efektyviausiai veikiančius ir dažniausiai pasirinkami sinergistinių poveikių pasižymintis preparatai, kad vienas kitą papildytų. Tai būtent dėl to aš savo pacientam dažnai rekomenduoju. Ingos mintis paprasta. Nelaukti, kol bus blogai. Judėti, geriau valgyti, tikrintis ir rinkti sprendimus, kurie padeda rūpintis savimi kasdien. Stengiuosi kažkaip, tai kažkaip, kai to Islandijoje gyvenu, ten tas baseinas, tai einu vis tiek jau tas amžius, tai eini ten ir sportuoji, judi, kažkaip vaikštai, to žingsnis norisi nueiti ir po to tas maistas, stengiasi jau kiekvieną dieną susidedi, jau ten ką valgyti irgi kuo daugiau papildus vartoti.